Filmuoja tave kamera? Kur šiandien važiuosi, papasakok? Į Birštoną? Taip, teisingai. Ką čia valgai? Kriaušę kapoji. Taigi skanu. Hello. Šiandien važiuojam į Birštoną pailsėti. Pavargom labai per tuos beveik 8 mėnesius su vaiku. Tai su vaiku važiuosim ir į Birštoną. Tai va. Toks bus mūsų poilsis. Nusprendėm porą dienų išvykti iš Vilniaus. Jeigu žies pirma, nedarbo diena, tai bandysim. O, čia mašina pilna. Kažkaip reikės sukišti viską. Gerai, visi daro. Oras geras šiandien. Puikus. Reikės gyvatvorę pjaut. Gerai, einam ruošti vaiką ir žmoną ir į kelionę. Važiuojam. Labą dieną. Viešbučio inspekcija atėjo. Nu va, mes kokį kambariuką įsinuomavom. Jau vaikas suruoštas ant savo kilimėlio. Čia va, svetainė. Čia miegamasis. Lovos. Čia miegos Elzė su Rasa. Gal ir aš tilpsiu netyčia. Čia tokios spintos didelės. Virtuvėlė yra. Ane, Elzyte? Yra virtuvėlė. Taip. Va. Kriauklė. Galima pasišildyti. Maistą. Televizorius. Čia yra balkonas. Galim išeiti į terasą. Taip. Va, kaip gražu. Tai čia būsim 2 dienas. Rytoj Rasa eis masažuotis, aš eisiu į spa. O vaikas galės užsiimti savais reikalais. Taip. Gražu, bet galėtų būti tvarkingiau. Tai va. Toks jau pasenęs šiek tiek interjeras, bet pailsėt gerai. Svarbiausias ne kambarys, o spa. Procedūros, masažai. Sakiau, kad rytoj aš eisiu į spa, tu eisi masažuotis, o Elzė savais reikalais susijims. Taip, Elzė? Nieks čia netims, taigi jinai savarankiškas žmogus jau. Pusrytukai. Tau, Elzė? Patiko? Nešneka. Valgom pusryčius. Anksti atsikėlę. Visai skanu. Nem. Šiandien pasivažinėt. Ne, Elzė? Šipsaisi? Pavalgėm skanius pusryčius. Tai pusryčiai tikrai labai skanus. Vakar ir vakarienę valgėm švedišką. Tai patiko. Ko trūksta šitam Royal Spa, tai šiek tiek švaros.
Nu, bet kaip nors. Tai va, tai šiaip didelis spa. Tai Elzė nustebus, kad čia tėtis filmuoja. Filmuoja. Taip. Tai va, Rasa nuėjo pasimasažuot. Masažą pasiėmė. O mes su vaiku leidžiam laiką. Tai vakar dar buvau nuėjęs į spa baseinus. Pasibuvom. Tai ką? Tave nekreipia dėmesio nieks? A, ne? Tai labai daug žmonių vakare buvo, tai ilgai nebuvau. Atvažiavom patį Birštoną apsižvalgyti, o čia va tautiški žmonės vaikšto. Nu, smagu. Elze. Einam ir mes apsižvalgyti aplink Birštoną. O kai viskas jau sužaliavę, gražu. Vaikutį pamigdysim. Žiūrėk, kiek gėlių prisodinti. Kas sakas? Alyvos? A, jo, čia ant medžio jos. Kas negali spręsti tokių kameras. Burną atidarius. Va, kiek gėlių. Tulpės. Čia netikros ar tikros? Tikros. Bet atrodo kaip plasmasinės kokios. Labai gražios. A, storos. Su kvarpatkom. Pasirodymai bus, matai? Vaikas sakau, net nežiūri į šokius. Čia repeticija dabar vyksta. Skirtingi visi tie. Repetuoja žmonės. Nemunas man. Ir ne tik. Ir ne savo. Ledų. Ledainė čia. Tu nori? Ko čia yra? Morkų. O, kalbų nevalgiu. Paim tau? Bet gal nėra? Yra gal tas. Tu nori? Rodyk, ką valgai. Pasiėmiau morkų ledų. Labai geri. Mano tai braškiniai. O Elzės nieko. Bet tu norėtum, ne? Norėtum, bet dar negalima tau. Kada nors, kai užaugsi. Pati, 18 metų turbūt. kai pati galėsi nusipirkti. Ne? Ne? Greičiau. Rasa vėl nesąmonėm užsiminėja. Vaikšto basa per akmenis ir stiklus. Aš juokauju, nebus gal čia. Va, čia yra Kneipo terapijos takas. Toks neilgas. Galima prasimankštinti kojas. Tai va, mano misija įvykdyta. Vaikas miega. O Rasa migdo. Tai Rasa vykdo savo misiją. O čia kažkokie stikliukai yra. Ne, čia tokie kaip akmenukai. Gražu tam Birštone ramu. Ir ramu ir neramu, nes man žinau.
Dabar atrodo taip ramu. Nesimato, kad... Mašinų. Hmm? Mašinų. daug. Nu, kas ten yra, pavyzdžiui? Taip. Valio. Valgom ir ruošiamės miegoti, ne? Įstversim antrą naktelę čia ir rytoj namo čiuošim. Nu, ištvers. Juokauju. Nu, ką čia nereikėjo atverti. Tai smagu buvo. Pailsėt nuo namų rutinos, ne? Taip. Taip. Tai va, dar parodysiu. Darom Elzei spa. Leidžiam vonę. Įdėsim šitą va. Prilipdyti. Elzės maudinių kėdutė. Volia! Na, čia vaiko sulaukti reikės. Taip. Pasakyk, birštanai iki. Sakyk, kad tetė birštanai. Tai. Atėdė pirštonai. Išvažiuojam, paliekam kambarį. Susitvarkiam. Taip, reikia važiuoti, neverk. Taip. Papa, kelias dar nėra